Martynas ir šiandien žaisiu aš Minecraft hardcore jau antrą epizodą, kodėl taip seniai video, kodėl nes taip turi būti. Nu, aš truputį išleikęs buvau į Marijampolę. Tai kaip matote, aš iš kadro gavau full iron setą, naujus įrankius, kai kuriuos. Biškį pasikeitimų yra ne šitas namas, pasikeitimų biškį yra pas villagerį. Truputį jisai daugiau pamaksintas, kaip matot, čia ir tada aš dar pridėjau 2 villagerius, kurie yra, ten man duos kad ten va 2 villageriai. Aš pamiršau, iš ko gaminas tas bookshelfų stalas, 2 pagrobiau ir jisai žiūri tokį gerą kardą galą, bet aš turiu tiek chemikų. Aš nesproknau gal jų. Aš ir čia truputį villagerį paupgradėjau. 1 leveliu, arba 2, aš nepamenu. 2 leveliais, nes buvo kovos, tada aš irono daviau, atsimenu. Ir tada dar šitie šarvai buvo tokie kieti šarvai iš tikro. Ten pala kažkur link, ten bėga, tai yra mano chestas. Aš tiesiog ten pasidėjau chestą, nes lūto netilpo. Ir ar aš šitą vietą turiu valtį, ar mano kitoj pusė valtis. Galima iš šitos pusės, atėjau, galima ten dar truputį pabėgti reikia, turi matytis, jop ten. Pasirodo, aš tada atplaukiau paprastai į tą kaimelį. Tai čia aš noriu, aišku, čia aš nenoriu gyventi, aš noriu ten kažkur gyventi, man reikia daržų, man reikia visko. Ką šitam epizodė darysiu, tai man atrodo pradėsiu daryti daržą ar ką nors. Aš nežinau, ką man šitam epizodė daryti. Aš nenoriu šitam epizodė jau su villageriais tradint. Nu, čia, kaip matot, aš turiu visai daug lūto, jeigu reikėtų tradint, aš pasiimsiu tai, ko man reikia. Dar aš turiu visada turėti savim torčą ir man daugiau nieko nebereikia. Plaukiu. Žinot ką, aš čia visą laiką valtį ir paliksiu. Nors pasiimsiu aš ją. Aš noriu gyventi kažkur taip pusėje, ten, kur yra kaimelis, aišku, bet gal man ten gyventi. Ten tai žiauriai gera vieta yra tiesiog. Va, tas va kalnas yra tokia gera vieta iš tikrųjų. Ten ir aš matau ir gyvensiu, bet aš šitą epizodą to nedarysiu. Šitą epizodą aš noriu prie savo hatos padaryti tas fermas, va tokias va. Bet aš didesnės jas darysiu, žinoma. Aš manau, verta man tą kartą pirkti. Nes jis plius užančiantintas ir mano pats pirmas daiktas yra užančiantintas, tai labai gerai. Čia pasirodo, aš tiesiog 3 pasiėmiau ir viskas. Čia dar šitas vis yra, aš šiaip galėčiau bandyti ir jį pramaksim, bet man atrodo, aš tiesiog jį nužudysiu, nes man to villagerio nereikia. Kadangi aš debilas pirkau čia spleitą, aš jį galėjau paversti į bibliotininką. Žodžiu, pareikia. Tai teismo ragelis tampa. Grįžau, bet aš ką tik atsiminiau, kad bloketui reikia šiaip man dar truputį irono. Tai matau, aš tiesiog valysiu prisikirs dabar irono. Aišku, pirmą epizodą nesimanimo, tai dabar gal ir būtų įdomu pamatyti, kaip aš manimas. Galimai. Tai arba aš tiesiog galiu iš šitą daržą sudėmėt, man šitą nelabai gerai atrodo. Man gražesnių daržų reikia. Aš aišku jį galiu pagražinti, kad jis būtų gražesnis, viską suprantu šitą. Bet aš noriu surasti keivadą. Aš ant to kalno, nebent jau kitą epizodą pamatysit. Aš noriu nueiti į YouTube ir pasižiūrėti. Kas nežino, šeštadienį yra mano gimtadienis, tai aš ant jo nepam padaryčiau labai vėlai video, kai švenčiu gimtadienį, tiesiog ant šito serverio ir viskas. Bet maisto aš nesifarminau. Aš turiu elmikų, aš galiu bandyti šitą villagerį užmaksinti. Nes jis po vieną pardavinėja nuolaidą, man taip atrodo. Tai jeigu po vieną, tai po. Ir tikiuosi,
kitas šarvas bus 2 šarvas. Man tik tai reikia dar tiksliai mano arklys. Aš apie šitą arklį visiškai pamiršau. Protection 1, Breaking 3. Kalbatukus tiesiog perku dabar. 2 gal perku, nes dabar taip, reikia iron daug, kad aš pasidaryčiau anulį ir pasidaryčiau protection 2 batukus. Būtų visai geras dalykas, tada Breaking 3 kelnes turėčiau, taip protection uždėti reikėtų ir būtų geras kelnes. Tai va, kur aš gravelio galėjau rasti, bro. Prisikasiau dėl viso pikto aš to gravelio. Flinto. Man reikia susiras kažkur kokį nors raviną ar ką nors, kad aš galėčiau daryti tik ironą. Man tik 6 ironų dar reikia. Ja, tai būtų, kad 8 būtų. Man reikia irono. Ir aš tikiuosi dabar nuėjęs ten mirsiu. Nu aš aišku. What the fuck, kodėl taip gerai? Aš aišku su protection 1 batukais. Ir man ir nenumirsiu. Žinau, to man dar turėjau sėklų ir aš turėsiu lygiai stekų sėklų. Aš čia tiek duonos turėčiau, man dar pusę sėklų reikia pasimti. Aš noriu 4 daržus daryti, arba vėl 3, po to 4 ir ten vienam darže bus 2 daržuose bus tiesiog šitie. Nes šiaip man jų nereikia, bet reikia. Man nebūtinai reikia jų, matau, aš galiu iš jų daug ką padaryti. Ten iš paprastų dalykų, tai man dėl to reikia, šiaip man ir maisto labai daug reikia. Čia neturėjau šieno, čia ubaginas villages, ir neturėjau šieno, o man dabar kėvė reikia ir aš nenoriu pasiklysti nuo kaimelio, nes man to kaimelio žiauriai stipriai reikia dabar, nes šiaip aš dabar galėčiau tiesiog išėti iš to kaimelio, bet man reikia King Diamond. Jūs pasižiūrėkit, aš turiu pirmą vandens metako vėrimį Diamond. Tai jo. Ir aš per naktį visada einu miegoti ir negaunu skeletonus pastų. Gerai, gaila, ant šito pikekso yra uždėtas tas, ko nenoriu, tai man šitus batukus, nes... Kodėl aš taip darau? What the fuck? Kas mane gerai, aš vos ką tik nenusižudžiau. Dar labai daug goldų man reikia, jeigu aš noriu turėti golden morkų. Žodžiu, man visko reikia, bet aš noriu nebemirt. Nu, bent jau noriu pažiūrėti, noriu kokia mano didžiausia serija. Ir noriu tą seriją, man to 23 ar 24 didžiausia mano serija. Aš atsimenu, kiek aš ilgai bandžiau pastatyti Endermeno fermą. Ir aš ją pastačiau. Ant hardcore. Reikės ir šitą, bet jau aš už kamerą padarysiu Endermeno fermą. Nes per video susipisau. Kaip susirasiu kokį nors kėvą. Normalą, jau radau. Tikiuosi, kad toks kėvas, kuriame bus irono labai daug. Šiaip aš savo pusę kalbą iškojau tiesiog ant villagerių. Aš ant jų tiek daug padariau ir jeigu juos man dar reikės padaryti reidą savo village. Biškį lagina. Pastebėjau. Taip tamsu, kai šiknoji. Tamsu visiškai, kai šiknoji. Kai šiknoji tamsu. Per kamerą gal nėra. Gal ant tiek, kiek man. Patikėkit, man yra žymiai tamsiau negu jom. Darysiu tai, ko labiausiai nenoriu, bet reikia. Dėl mano. Dėl irono aš viską padarysiu. Bet aš taip greitai. Tai pala, aš tiesiog giliau negaliu nueiti. Čia, nuplauk giliau. Dar truputį giliau. Galiu. Čia.
Matau, aš dabar tai pasigailėjau, kad aš tai padariau. Dar vienu į apačią, davai, ne. Geležis. Nežinot ką, man čia trepas galimai. Herobrainas galimai man davė trepą. Ne. Pirmą kartą manęs Heroblinas nenori nužudyti. Beautiful. Bandžiau filmuoti Brawl Stars, bet lagas tai baisus buvo, kai filmavau. Tai dėl to nėra malonu, bet jeigu norėtumėt, kad aš geometriją 10 nufilmuočiau. Ir man atrodo, aš dabar tiesiog pasiklydau ir aš nerasiu išėjimo. Čia aš taip greit radau išėjimo ir aš 8 lygiai. Man šiaip 6 reikėjo. Bet radau 8. Na, aš visai laki. Čia nematau. Man dar skeletų palauk, bet tik ne kryperiai man. Kodėl čia tiek daug tų kryperių, bro? Ar jie nori, kad aš antras iki numirčiau nuo kryperio? Bet aš to nenoriu. Jie gal ir nori, bet aš nenoriu. O, tai man šito reikia. Vadėl, ko man šito reikėjo. Iš 2 hitų skeletą paėmiau. Gerai, iš paprastų reikia Icebook'e challenge šito ir zombie detekto reikės. Noriu pirmiausia padaryti šito, tada adventure bus sunkiausias. Tada nederiau, tada matau, aš pačiu pirmą ko padarysiu, tai bus endo. Ir vėl. Glass bottles reikės atsimenu pasimti. Aš įsita šiaip, man visada reiktų glass bottle. Matau, man reikia pasigaminti ir juos laikyti kažkur inventoriui, nes aš potom visada pamirštu, kad man reikia tų glass bottles. Aš sakau, čia nesveikas kiekis tų mobų. Taip ne per vieną karą. Ir dar sproginėja skeletoną iš niekur nieko. Jis skeletonas sproginėja iš niekur nieko. Aš maisto nebeturiu. Gal tas villageris turi bet kokio maisto. Davai duonos. Aš emeraldų neturiu. Eik tu netiksliai. Tai kuo greičiau man dabar reikia varyti ant tų mano būsimų namų. Čia strėlių prisirinksiu. Į mane pataiko, man tiek pat gyvybių dar nusint reikia ir aš nesėgiu po ironą. Ne? Man dabar tai tikrai šakis, nes tas creeperis kempins. Man tepas. Easy. Nesprok, maldauju. Čia mano teritorija, tu negali sprokti čia. Aš nežinau. Aš jau nežinau, ką padaryti. Aš noriu tą kažkokį challenge padaryti po gimtadienio. Sorry, dabar artimiausias dienas nebus. Per atostogas gal kaip trečiadienį. Šitą ateinantį trečiadienį, matau, tikrai padarysiu, nes matau, jau turėsiu
Ir pinigų per ginčą gausiu ir visko, tai galimai net ir aš už tos pinigus dar ir nusipirksiu ir buksiu, tai galimai dar ir pamatysit mano jailbreako epizodų dar truputį, kaip aš ten darbuose, gal nusipirksiu, aš nežinau, ką pirkti. Net. Gerai, jau 2, 3. Ir man tik vieno reikia. Vienas tai bus 4 pagaliukai, 3, 5. Išmetu tiek, lygiai dabar turiu. Lygiai turiu ir dabar galiu nuvaryti pas tą ūkininką villagerį. Tikiuosi jis nesuzombėjo. Šiaip aš jau nenoriu palikti ūkininkų, bet jis nepraranda tiesiog darbą, tai aš jau nebeturiu ką daryti. Ai, žinot, koks man skirtumas, iškepyti mano geležys, nu arba jau, gal ir koks skirtumas, aš ką pažiūrėjau savo hangerį, gal man nėra, gal ir yra jau skirtumas, pažiūrėjau hangerį, aš nekalbu tiek daug neturiu nieko, bent jau dabar batonas šiek tiek turiu pavalgyti. Ačiū tau, tu labai geras villageris, jeigu turėsiu morkų tikrai duosiu, o pala, aš kartais jo tiesiog įduoda įmės negalėčiau, čia vienas iš geriausių villagerių. Turiu valtį, let's go. Aš tikiuosi villageris gali lipti valtį. Kurgi? Opa, aš tai dar giliau įdėsiu biškį. Man dabar reikia blokų, aišku, man reikia gal net dienos. Nenoriu, kad zombiai į tą patektų jo vietą. Nes tada jisai mirs tiesiog. Ir aš noriu, kad jis ten liktų ir aš savo arkliui duosiu vardą. Tada, kaip turėsiu nemitego. Nežinau, kokį vardą gal duosiu. Nežinau. Nors šitam šiai pasauliui 30-40 serijų padaryti. Ir tuomet tu tiesiog baigsiu tos serijas. Nes atsibos, aš žinau, kad jūs norit to, bet man tikrai atsibos žaisti. Na arba tiesiog, jeigu iki vasaros bombiškai išdominuojam iki vasaros, bent jau. Iki 100 prenumeruotų nereikia. Aš žinau, kad aš gal truputį per daug prašau, matai, kas 50, aš darysiu visokių challenge. Su bombiškai iš tų ir matau vienas iš geriausių challenge, kodėl aš tai pasirinkau daryti tik nuo 50 prenumeruotų, aš neįsivaizduoju. Šiaip šiandien norėjau daryti tą video, bet pamiršau aš apie tą bombišką challenge. Aš nežinau, gal ten žiauriai geras, jeigu ten tiesiog gera vieta be medžių, be nieko, aš tiesiog ten pasidarau daržus savo ir aš ironų nepasėmiau, tai kaip aš pasidarysiu daržus ir tada man dar 2 buketų vandens reikia. Davai, šunį. Davai, ne šunį. Turiu šunį! Let's go! Žinot, kai čia gerai turėti šunį. Ir tu nesvai, kad čia buvo prie pat keivas, o aš bėgau ten kažkur. Kodėl? Aš to padarėjau. Pasitrauk šunį. Pala, kaip ten buketas daros? Kažkaip, pala, taip kažkaip. Ne, bro, what the fuck? Kažkaip taip daros, kažkaip, ne. Au. Pasirodo, aš durnas. Tu, žinai ką, šunė, čia tu pasidėk, aš tu grįšiu. Nes aš nenoriu jo leisti į savo būsimą hatą, nes jis ten... Nėra, matau, aš truputį už kadrų ten pakoreguosiu tą vietą, ten, nes
reikia. Jo. Matau, aš tiesiog pasidarysiu namą iš Google, jau, nes aš nenoriu gyventi ant kvadratę. Sorry, kad nusikeikiau, kvadratę nenoriu gyventi. Nervuoja tiesiog. Ir čia aš dabar turiu daug šansų tiesiog pastipti šitam keivė. Šiaip aš noriu šitam hardcore truputį atsargesnis būti, viską daryti iš lėto. Nu, kokiam 20 epizodė gauti jau full dumdų setą. Nu, šiaip ne. Aš noriu skubėti, nes man reikia elitros, nes man patinka labiau skraidyti. Tai, no fucking shit. Nes jeigu spawnas, tai pohui, aš ne taip toli nuo to spawno. Aš matau, rašiu savo hatą. Ir da plus aš turėčiau kompasą, nes tą kompasą aš tik dėčiau kur tai tik į patį portalą. Ir į tą... Gaila, kad aš bombylų. Norėjau sakyti, gaila, kad aš bombylų neturiu, bet aš turiu bombylų. Bet jau aš atnešiu prastos medienos, ten viską, lanternų sudėsiu. Įvairiai ten bus panašiai žiauriai gražiai gausis. Tiesiog tvorą apipdėsiu. Man tai, pagal mane tai ten žiauriai gerai gausis. Visai neblogai. Pirmas mano dalykas, kurį aš sugebu gražiai padaryti. Tiesiog gražiai padaryti. Gal reikėtų medinius vartelius padaryti. Šiaip aš dar nenoriu skubėti su tais namais, net su tuo daržu, bet man maisto reikia. Man reikia bulvių, visko. Kai čia vienas medis šito vietoj. Čia literaliai taip gerai. Šito vietoj tokia gera platforma yra. Va šičia kažkur. O ne, kad... Vos neįkrito, čia aš portalą galiu pasidaryti, čia taip gerai. Čia taip gerai iš tikro. Aš šitą vietą, kad radau, tai man labai gerai. Galimai blogai. Blogai. Ir dabar kaip blogai, aš šitą žinau. Nebent, bet čia reikia bloko. Ko, ar aš to portalo taip nemoku daryti, ar čia tiesiog neveikia? Man kažkur reikia ties šitą vietą, man nespėjau. Jo, tiesiai lava tai atspėjo. Per vieną bloką fucking misklikinu. Žinot ką, pasidarau portalo daržą, gal aš iš kadro padarysiu. Nes čia dabar daryti ir daržą, ir tą portalą nėra prasmės iš tikrųjų jau daržą daryti. Ir jis radau po lavos pūlą. Tai čia labai gerai, dar gausiu hot stuff ir man tik tai obsidiano reikės. Čia buvo irono. Matau, man reikia padėti šitą futbolką, bet ne šitą vietoj. Galima man reikia čia išgriauti ir padėti bloką šitą vietoj. Bet bėgsi į tą pusę. Nu, dar čia reikia padėti. Nu. Ir čia blogai gavus. Nu, man ko skirtumas. Turiu dar vieną buketą, tas gerai. Bet aš beveik vandens nebeturiu, tas blogai. Nes šiaip čia buvo gerai tas blokas. Nope, nedėsiu iš tam pačiam viršui. Šiaip aš galiu ar neblogai padariau. Katastrofa tokia. Mano torčias sudegė.
kaip ir šito zombio gyvenimas durnas, jisai atėjo tiesiog ten kur lava. Tiksliai čia dar vienas. Tai kodėl aš čia padariau iš tikrųjų. Čia man tiesiog obsidianą reikia sudėti. Tada dar truputį paaukštinti reikia man šitą dalyką. Ir čia kažkur papilti. Čia nekreipti dėmesį, jeigu girdit, kad vaikas verkia arba juokiasi, tiesiog mano sesė žaidžia žaidimą. Robloxą ten kažkokį minigeimą. Ir jo, aš Flint & Steel neturiu, bet jeigu jums patiko, prašau paspauskit laiką, subscribe. Kitas mano video, nemanau, kad bus hardcore'as, gal jau bus jailbreakas su visais pesais, nežinau. Tai siekiam 100. Viso gero.